Sveiki visi, mūsų laidos lengvai iš pirmo karto žiūrovai. Šiandien mes turim nuostabes damas, su kuriomis diskutuosime, kalbėsime, susipažinsime ir gaminsime. Tai prašom, merginos, prisistatykit. Sveiki, aš Monika Paulikienė. Aš Aina Raupelytė. Taip, ir kas jūs tokios? Jeigu mūsų žiūrovai nežino. Mes žaidžiam paplūdimio tinklinėje, atstovaujam Lietuvą tarptautinėje arenoje. Nežinau, turbūt. Žodžiu, daug žaidžiat ir daug sportuojat, ar ne? Daug sportuojam. Laiko gamintis namuose būna ar nelabai? Kadangi daug keliaujam, tai ta gamyba tokia ir būna, iš tikrųjų. Viskas yra viešbučiuose, bet man asmeniškai, kadangi turiu 2 vaikelius, tai bet kokiu atveju tenka gaminti. Bet didžiąją dalį, aišku, atlieka vyras. Ačiū vyrui. Ačiū vyrui. Aš kaip ir sakau, mes tokios esam, daugiau mėgstam valgyti, nei gaminti. No, aš taip pat. Tai kągi mes tada pradėsim gaminti mūsų labai paprastą patiekalą, belgiškus vaflius. Tai prašom, merginos, kuri čia jau nukirps tą juostelę. Mišinį supilsim į dubenėlį. Kaip ir minėjau, pripilsime vandens ir palydysime sviestuką, ar ne? Tai ką, pilam vandenuką ir viena kažkuri tai maišą. Nes aš kol pilsiu vandenį, gal su šita šluotele bus paprasčiau ir patogiau užsimaišys. Neturėtų būti jokių gumuliukų. Tai merginos, papasakokit, kaip jūs susipažinot? Tai turbūt per tinklinį. Nėra Lietuva tokia didelė, visi visus tinklininkus pažįsta. Tai nebuvo sunku susikontaktuoti. Ir kaip pavyko į tą komandą sulipdyti? Ar jūs jau nuo mažens sportuojat, ar visiškai nesenai pradėjot? Turbūt neįmanoma, ar ne? Visiškai nesenai. Aš pakankamai nesenai atėjau tą tinklinį, tai tiesiog treniravausi su merginom ir galiausiai gavau pasiūlymą iš Monikos žaisti kartu. Ir taip susilipdė jūsų komanda, ar ne? Mūsų komanda ganėtinai jauna yra, mes žaidžiam tik tai 2 sezoną kartu. Tai dar bandome ir vieną kitą pažinti ir kaip komanda tobulėjam, tai tikrai yra ką mokytis. Viena iš kitos, ar ne? Pykčių būna? Tai visko būna, aš manau, būna, kaip ir sporte ir gyvenime visur jų turi būti, tik tai viskas turi būti su protu. Mes tiek užsikalbėjom, kad pamiršom sviestą. Tai iš tikrųjų sviesto čia turbūt nepilnas pakelis, ar ne? Reikės mes jį išlydysim ir šiltą supilsim į šitą mūsų masę. Tai kiek merginos varžybų turit per mėnesį? Kadangi yra olimpiniai metai šiemet, tai per mėnesį turėjom net, neįsivaizduoju, labai daug. Iš tikrųjų, 2 mėnesius buvom išvykusios ir visus 2 mėnesius keliavom iš vieno turnyro į kitą, iš Brazilijos į Meksiką, iš Meksikos į Kiniją ir taip toliau. Tai tų varžybų daug, dabar kaip tik grįžom Lietuvą, truputį atsipūsim ir turėsim vieną turnyrą Vilniuje. Taip, ir kas čia per turnyras? Kontinentinė taurė, viena iš atrankų į olimpinės žaidynės ir tuomet laukia dar 3 pagrindiniai turnyrai, kai jau paaiškės dėl olimpinių žaidynių, ar mes jas patekom ar ne, tai yra birželio 10 diena. Laikysim kumščius, čiūrus, viską, ką tik galim, mosikuosim vėliavom, mojuosim, kad tik tais laimėtume. Turbūt kaip toks intensyvus sezonas ir laikotarpis, tai labai daug dėmesio reikia skirti mitybai, ar ne, ir poilsiui. Tai kuo jūs maitinatės? Tam, kad gauti energijos, daug jėgų? Aktyvus košės. Labai mėgstam, labai patinka, vežamės ir į varžybas, ir namuose valgom. Tai ypač į Kiniją kokią, kur esam pakankamai šankios tenai, tai padeda. Padeda, ar ne? Labai. O šiaip kažkoks racionas, dienos meniu, turit susidėliojusias kalorijas, skaičiuojat, neskaičiuojat, kaip yra? Aš asmeniškai kalorijų neskaičiuoju, bet žinoma atsirinkti tam tikrus produktus, kurie tinkami pusryčiam, pietum ir vakarieniai, stengiasi, kad gauti visų reikiamų medžiagų ir taip toliau, kad būtum pasiruošus ir treniruotėm, ir varžybom, ir būtum sveika ir stipri. O su saldumynais? Kaip ir minėjau prieš filmavimą, kad labai mėgstu batonėlius jūsų. Tai tikrai labai daug suvalgau. Tai žodžiu, mūsų produkcijos, gaminamos produkcijos fanės, ar ne? Tikrai nuoširdžiai sakau, labai patinka, labai mėgstam ir namuose, ir išvykuose tikrai daug vežamės ir daug valgom. O kaip merginos poilsiaujat? Nes turbūt jėgas atgauti, tai palaikyti gerai fiziniai ir emociniai būklei reikalingas poilsis, ar ne?
Tai vaikštom į masažus, šiek tiek į baseinus, namie būnam daug laiko, turbūt ten negastroliuojam labai. O taip norėtųsi, ar ne? Jo, mes asmeniškai su šeima labai mėgstam mūsų Lietuvos pajūrį, tai labai kiek leidžia laikas ir jeigu kelionių nebūna, tai kiekvieną savaitgalį važiuojam į Palangą prie jūros. Tai yra geriausias poilsis man, šeimai, su vaikais. Tai tikrai labai patinka. Nu, smagu, gera girdėti. O dabar kaip ten tas sviestas, jisai tirpsta? Dar lydas. Lydas sviestas, ar ne? Gerai. Kokios varžybos buvo pačios sunkiausios ir tokios pačios įsimintiniausios, ar turbūt pati saldžiausia pergalė buvo, ar kaip tik didžiausias nusivylimas? Tai mūsų kaip komandai turbūt didžiausia pergalė yra šių metų Challenger turnyre užimta 3 vieta. O skaudžiausia, jau buvo ne viena. Daug tų visokių pamokų buvo, tai net nežinau, sunku. Tiek ir paskutinės varžybos. Ir aš sakau, kadangi mes jauna komanda, kaip komanda, tai tų ir tokių skaudžių pralaimėjimų labai būna, kadangi, kaip ir minėjau, daug mokomės viena iš kitos, dar bandom daug dalykų suprasti, bet tikrai stiprėjom kaip komanda ir tikiuosi, kuo toliau, tuo jų bus mažiau ir galėsim džiaugtis tik tai olimpiniais medaliais. Olimpiniais medaliais. Čia taip nutiko, kad mes laidose turim merginas, kurios į olimpinės varžybas visos ruošiasi. Prieš tai turėjom jo įkernę, o dabar jūs. Nu, labai smagu, labai smagi kompanija ir kad moteris va, taip stengiasi ir sportuoja, ar ne? Sviestas matau, kad jau išsilydė. Tai mes dabar turbūt po truputėlį pilam į dubenėlį su mūsų mišiniu ir reikėtų to pačiu maišyti, kad tolygiai išsimaišytų. Taip, nenusisvilinam pirštų, nes svarbu turbūt varžybos laukia ir nereikėtų būti apibintuotam rankom, taip. Nu va, visai čia neblogai atrodo, ir tikiuosi, kad šitas receptas ir šitas mūsų belgiškų vaflių mišinys atsidurs jūsų virtuvėje ant vaikų pusryčių stalo. Ką dar apie tą sportą? Kokia ateitis Lietuvoje? Jūs matot kažkokią tai viziją, kaip šitas sportas klestės, numirs, vystosi, nesivysto, kas vyksta Lietuvoje? Tikrai paskutiniais metais tinklinis labai populiarėja, ypač tarp mėgėjų. Arenos tikrai yra pilnai užpildytos nuo ryto iki vakaro, tai tikrai populiarus sportas ir vaikų labai daug, tai labai džiaugiamės tuo. Jaunųjų talentų paieškos, ar ne? Čia ne tik padelis džiugu girdėti, bet kad ir tinklinis Lietuvoje tvirtinas, ar ne? Kaip su šio sporto aprangom, su madom, kažkokios vyrauja, nevyrauja? Taip, pas mus labai yra paprasta, žaidžiam su bikiniais. Na, labai. Graži sporto šaka, gražiai atrodo sportininkės, tai... Nieko ten įmantraus ir neprigalvosi, ar ne? Viršutinį topą duoda varžybų organizatoriai, tai mums lieka pasirūpinti apatinę dalim. Aš manau, čia visai jau neblogai gausim. Išsimaišę ir dabar mes visą šitą tešlą, visą šitą masę dėsim į vaflių keptuvę. Ir žiūrėsim, kas mums gaunasi. Čempionatai, pakalbėkime apie juos, kaip juos patekti ir kokia yra sistema. Tai jeigu taip kalbant apie patį rimčiausią čempionatą, tai turbūt būtų olimpinės žaidynės, ką mes dabar ir bandom padaryti, tai jas patekti. Taip. Tai reikia sudalyvauti 12 būtinai turnyrų ir iš jų skaičiuoja ten geriausius rezultatus. Tai šiai dienai esam 17 olimpinėme reitinge, patenka 18 komandų. Tai dėl to ir sakau, kad reikia važiuoti 3 turnyrus ir po jų paaiškės, tai beliko 3, susitikrinam tą vietą olimpinėse žaidynėse. O daugiau kas liečia Europos pasaulio čempionatus, tai praeitais metais mes tik pradėjusią žaisti kartu patekom ir į Europos čempionatą, ir į pasaulio čempionatą. Europos čempionate parodėm labai gerą rezultatą, likome 5, pasaulio čempionate 17, tai mūsų komandai yra įspūdingas rezultatas, Lietuvos tinkliniui yra istorinis rezultatas. Pirmą kartą istorijoje turbūt moterų komanda esam, kurios važiavo į tam tikrus čempionatus ir galim būti ta pirmoji pora, kuri važiuos olimpinės žaidynės, nes Lietuvos istorijoje dar nėra to buvę. Gal bandom pasižiūrim, ar čia jau užkaitanu. Manau, kad taip. Džiugu jūsų klausyti. Tai dabar prašau.
Tau tiesiog reikia įdėti, taip jau nepagailėti tos mūsų tešlos, kad tie vafliai būtų pūrus ir dideli. Taip patiks kepti vaflius. Galėsim prieš varžybas. Vaflių iškrimsti. O praeitų metų didžiausi, įspūdingiausi čempionatai. Tai kaip ir minėjau, yra Europos čempionato 5 vieta ir pasaulio čempionato 17 vieta. Tai čia mūsų yra 2 geriausi praeitų metų rezultatai. Ir dar žinoma, praeitais metais pavyko 2 kartus žaisti Challengerio turnyre. Užėmėm 4 vietas, bet irgi tai praeitais metais buvo daug istorinių rezultatų, sekė vienas po kito ir tikrai labai džiaugiamės tokių rezultatų ir kad galim būti ta pora, kurie rodo pavyzdį jaunimui ir tiesiog žmonėms, kurie mėgsta šią sporto šaką. Taip. O kaip, sakykit, su konkurencija moterų? Vis tiek turbūt vyksta kažkokios povandeninės rovės, ten plaukioja intrigos ar ne? Ar tiesiog atsiribojat ir susikoncentruojat į savo žaidimą, bet... Tai Lietuvoje yra tikrai stiprių komandų, bet pagrinde gal mes vienintelė pora, kuri tikrai važinėja į tuos visus turnyrus, dalyvavom vienintelė moterų komanda Europos čempionate, pasaulio čempionate, tai kovojam labiausiai su savim. Su savim didžiausia kova. Kad pačios gerai sužaistume, taip. Supratau. Nu, pasižiūrim. Gal per mažai įdėjau tešlos. Dar truputėlį reikia pakepti, gerai, kad apskrustų, bet rezultatas tai tikrai bus labai geras, aš jau dabar matau. Tai ką, pasižiūrim, kaip tie mūsų skrunda ir kvepia vafliai. Visai neblogai. Aš manyčiau, galim bandyti juos išiminėti. Ar ne? Gal dedam gražiai ant šitos lėkštės. Bet kitą taip ant viršaus kampų. Valgom akimis. Va, nuostabiai. Puriai labai atrodo. O ką, tada jūsų prašysiu papjaustyti braškių ir padekoruoti. Aš grietinėlės užpilsiu, kad būtų skaniau ir saldžiau. Bokštas. Gal nenusileis? Krentantis. Krenta bokštas, bet nieko to. Nieko, va. Braškės, ar ne? Mes, turime cukraus pudros. Vaikystę primenant cukraus pudrą. Ir uogytės. Gal galėtume dar uogyčių truputėlį mums čia? O, čia galima kaip šaškėm, labai gražiai. Pusryčiams turbūt galima, ar ne? Drąsiai. Galima, mano prieš gerą treniruotę, tai... Pats tas. Nu puikiai. Tai ką? Keliam. Rodom mūsų žiūrovams. Lengvai iš pirmo karto. Tai ką, merginos, vaizdas nuostabus, pjaunam ir ragaujam. Kaip tai tikrai neblogai. Skanu, labai skanu. Nu, su grietinėle. Labai gerai. Dabar jau gerai. Labai gerai. Labai puikiai. Ačiū, kad atvykot ir tikiuosi šitas patiekalas atsidurs ant jūsų pusryčių stalo, tarp varžybų, ar ne, atgauti jėgom, bent jau poilsio metu, ar ne. Tai dėkui labai ir iki kitų kartų ir jums sėkmės ir tikimės pamatyti olimpiadai. Ačiū. Ačiū. Lengvai iš pirmo karto.